Kodėl daugelis bijo tinklinio marketingo? Dažniausiai ne todėl, kad tai blogas verslas, o todėl, kad žmonės yra matę neteisingų pavyzdžius. Spaudimą, pažadus, agresyvų pardavimą. Trūksta aiškaus paaiškinimo, kaip tai iš tikrųjų veikia. Bijoma įkyriai siūlyti, rašyti, nors iš tiesų niekas to nereikalauja. Realybėje tinklinis marketingas tai paprastas verslo modelis, kurį gali kurti iš bet kokios šalies. Tai reikia interneto ir norą bendrauti su žmonėmis. Daliniesi to, kas padėjo tau ir tavo šeimai. Rekomenduoju produktus, kuriuos pats naudoji ir kuriais tiki. Kas daro šį verslą paprastesnį nei tradicinį? Nereikia sandėlių, logistikos, paskolų. Nereikia samdyti darbuotojų ir mokėti algų. Nereikia gaminti produktų, rūpinti licencijomis ar teisiniais reikalais. Visą tai jau sutvarkyta kompanijos. Tavo dalis labai paprasta. Supažindini su produktais, juos išbandyti ir naudoti, dalintis patirtimi, bendrauti su žmonėmis. Jei nori kurti komandą ir mokyti kitus, patirties nereikia, viską galima išmokti. Augi palaipsniui savo tempu. Tinklinis marketingas nėra apgaulė. Tai verslas su labai maža rizika ir didelė lankstumu. Tinkantis žmonėms, kurie nori laisvės, augimą ir galimybės dirbti savo. Jei nori, galiu papasakoti daugiau. Parašyk.